Na ką, einam antrus pastus tikrinti. Matau, kažkas dar pasidarbavo prie užtvankos, nuleido užtvanką ir mano spastai išlindo iš po vandens. Šiaip geriausia, aišku, nardinti. Čia va vieta buvo ideali, kaip matot, sunešta žabų krūva, bėbras eina pro šoną. Nu, šis spastai buvo panardinti. Dabar jie virš vandens ir matot, kaip jie buvo. Čia pagavau jau 3 bėbrus. Ką, vieta irgi tinkama. Dabar bandysiu panešti žemiau truputį, kur vandens daugiau yra. Šiek tiek gal efektyviau bus. Reikia nuimti. Taip. Tai darom atsargiai. Taip. Didžiąją dalį spastų pritvirtiname troseliais. Daug paprasčiau yra. Veiksmingiau. Einam truputį žemiau, žiūrėsim vietą. Geriausia, aišku, žiūrėti siauresnį vietą, kad pro šoną nepraeitų. Jeigu tokios nėra, tai tada reikia apstengti šoną apsmaigstyti, apdėti pagaliais, kad jis eitų per spastų plyšį. Tada bus užtikrintai. Nu, čia gylio kaip ir jau užtenka, tik tai gal čia prieky vieta siauresnė. Gal čia bandyšim. Bandom čionais. Štai spėjau. Taip. Čia daug yra giliausia vieta. Reikia paremti vieną galą. Geriau būtų pagaliukas ilgesnis, bet kadangi po ranką neturime. Pritvirtinti. Kadangi dar šonas lieka,
kurį gali praeiti. Tada reikia apsmaigstyti ir padaryti, kad jis nepraeitų. Tada bus didesni šansai, kad kažką pagausime. Užmaskuojam, kad nešviestų, nes kadangi žinom, kad pas mus ne visi kolegos radę svetimus postus juos nesusigundys jų paimti, tai bet, kaip sakoma, viltis durnių motina. Pats esu ne vieną kartą radęs ir su bebru, bet tvarkingai kolegoms paskambinau ir pranešiau, kad yra. O teko girdėti, kad ne vienam jau yra ir pavogę. Na ką, važiuojam į pelkę tikrinti kitų 8 spąstų.